Sveiki draugai, ką, labas jūs tai? Sveiki. Šiandieną vėl mes pirtelėje ir nuo šiol sekmaniais vėl būsime, manau, kad daugiau pirtelėje, nes atėjo ruduo, vasaros sezonas baigėsi, visi projektai baigėsi, tie šiltieji, tai dabar daugiau praleisim laiko čia, pirtelėje. O šiandien jūs tas tokią mintį užmetė, pasakok. Prieš 2 metus. Prieš 2 metus. Nieko, ką čia pasakot, sakau, davai Donatai pasidarom aštrių padažų testavimą. Tokį kaip challenge, ne? Nu, kaip challenge. Nu, dabar labai populiaru, žinai, internete visi tenais reagauja tas padažus, vieni ten vienokius, kiti kitokius, kadangi padažai tie, kurie geri, labai brangus, tai mes patestuosim pigesnius. Pigesnius, jo. Visiems prieinamus Maximo iki ar dar kažkokiuose paprastuose parduotuvėse, nereikia ieškoti. Tai šiandieną bus toksai padažų testavimas challenge'as. Gaminsime sparnelius, traškius ir ragausim 6 net padažus, kuriuos matote čia. Tuo aš juos parodysiu truputėlį iš arčiau. Ir tiek, ką, pradedam. Tai gal kiekvieną ragaudami pristatinėsim iš karto, kad arba čia dabar arba taip. Turim va gesintuvus. Jo, pasiėmėm airano. Dėl viso ko, nu maža ką, gal kuris aštrus labai pasitaikys, tai reikės. Nu, bet man tokiem vyram turbūt, kad ne vis. Nu, aš aštriai mėgstu, tai. Aš irgi. Tai manau, kad čia mums bus skanu, o ne. Vienu žodžiu, mėginsim, ragausim kartu su jumis. O dabar einam, užsikursim kazaną ir pasiskrūdinsim sparnelius. Dar ką norėjau pasakyti. Tai filmuoju jau 5 metai ir turiu tik tais 8 rėmėjus savo Contribui platformoje, iš kurių 6 yra šeimos nariai. Tai va, tai realiai turiu 2 rėmėjus, ne iš savo šeimos. Ir norėjau jums pasiūlyti tokį dalyką. Aš jums po to šitam video pristatysiu. Užeikite į mano Contribui, tapkite mano rėmėjų ir kas mėnesį trauksim prizus. Kiekvienam sakau, tiksliau kiekvienam prisijungiusiam bus šansas laimėti. Ir šio mėnesio prizas bus tikrai didelis, bet sąlyga bus tokia, kad ne mažiau 50 rėmėjų, kai susirinks, pradėsime šitą dalyką. Tai paskubėk, užeik į mano Contribui paskyrą, paliksiu ją nuorodoje ir paremk mane, mano kanalą, tai ką aš darau. Ačiū visiems taip pat, kurie spaudžia laiką, kurie komentuojat, kurie prisidedat prie kanalo. Dabar keliaujam. Skrūdint sparnelį. Aš kazaną šiandien ploviau, tai čia karščio pakankamai, reikia tik įdėti malkučių. Ir viskas čia manau, kad užsidegs dar. Uždarom, žiūrim kazanas. Įkaitęs, nu kaip įkaitęs, ta prasme šiltas, tai aliejų galima pilti. Ir mes naudosime net 3 litrus šiandien aliejaus. Gal 2 užteks, ne? Tai aš dabar galvoju. 2 užteks. Užteks 2, sakai, ne? 2. Nu žiūrėsim, jeigu Padarysim kągi visą laiką galima kaip galima. Ir ką, dabar laukiam, kol užkais aliejus, o tuo tarpu einam pasiruošim sparnelius. Sparnelių nieko mes ten nemarinuosim, nieko nedruskuosim, nieko, tiesiog bus traškus sparneliai, kad kuo daugiau pajausti padažo. Bet juos reikia nusisausinti labai gerai, tai tą dabar ir padarysim. Na ką, o sparneliai labai paprastai, kiekvienam va. Oi, čia mažai. Ir pasimsi daugiau, jeigu reiks. Tai čia galvoju pačytinsi, taip nesigau. Čia pačyčinčiu. Kiekvieną imi ir gerai. Kiekvieną ir gerai. Nes kitaip lieka drėgmės ir tada, tai duok tada jie neapskrunda taip. Tai yra labai svarbus etapas, jeigu norit tikrai traškių sparnelių, be jokių miltų, be krakmalo daryti, kad būtų tik odelė traški, juos reikia labai gerai nusausinti. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas, kad jie gerai apskrustų. Bandžiau kalbėti Donatą, lifehacką tokį internete labai sklando dabar, kad įkaitintą aliejų miltus iš karto įdeda iš maišo ir tada į tą miltų aliejaus masę deda sparnelius. Nu, tipo gaunasi, Donatas sako, sudegs miltai, neapsimoka. Tai pakomentuok, ar mums apsimoka taip daryti ar ne. Aha, gal darei? Gal kas bandė tokį dalyką, tai pakomentuokit, įdomu. Ir gal pabandysim sekantį sekmadienį ar dar kitą kokį. Kiekvieną sekmadienį vištieną gal nelabai, bet... Ne, bet, nu, sakau, aš norėjau sakyti, gal duos dar gerą kokį oro savaitgalį. Tai gal išvarysim kur į gamtą. Dabar ruduo, šaltasis sezonas prasideda. Prasidės
šaltojo sezono patiekalai, šaltienos visokios, traškiniai. Traškiniai, tai... Stintos. Atsimeni, kai mes stintas valgėm? Ai, tai mes čia palauk per naujaką. Nu, kažkas Kalėdas. kažkur tenais, jo, po kalėdų, man atrodo, mes tenais buvom. Nu. Bet vat, galima bus pabandyti stintą su tais miltais, jeigu žmonės parekomenduos. Ta prasme, į aliejų dėti miltus, o ne stintas valiot? Taip. Galima bus pamėginti. Iš pradžio reikės, nežinau, nedidelį kiekį kažkokį. Reikia tiesiog pasimėginti. Prieš darant prieš kamerą namuose pabandysi ir viskas, ir bus aišku. Tai jau čia neįdomu tada bus. Sakai? Blemba stintų tiek sugadink iki kilogramą, tai nu nafig. Bet stintų nebepirksiu ten, kur pirkau. Tai niekas ten nebepirksiu, ne tu vienas ten pirko, sakė. Nereklamuoju, bet... Galvoju taip greitai. Jo, čia va tas pasiruošimas, tai... Bet, va, pavyzdžiui, kaip aš bufalo tos ar bufalo, kaip nežinau, kirčiuojasi taisyklingai. Žinai, kaip kirčiuojasi? Nežinau. Tai, nu, va čia tas laiko užima, žinai, kai aš, pavyzdžiui, bufalo tokį, nu, vakarėlius ale darau. Ne vakarėlius, nu, tiesiog draugų su pasisėdėjimą. Nu, tai ten 5, 6, 7 kartais kilogramai tų sparnelių. Tai mes čia tik turim 2 kilogramus. Tai, nu, tai tau vieną valandėlę. Ne, nu čia va tokiam paragavimo, manau, 2 kilogramų. Atėjo pilietis. Mums užkast, užteks, o po to jau pietus pasistiprinsim kažkur. Man dar šiandien dirbti važiuoti. Reikalai, reikalėlį. Kaip sakoma, sekmadienį žmogus turi pailsėti. Tai ilsiuosi. Sakyšia, barbarai, be peilių, be nieko. Ne barbarai, tiesiog tinginiai. Tinginiai. Paprastieji. Jo, nu kur dabar eiti iki namų? Žinai, kaip tai 50 metrų. National Geographic. Dabar stebime 2 tinginių šeimos atstovus. Jie nieko nenori daryti, nori tik tai valgyti sparnelius su padažu. Jo, nu, baigiam beveik jau sausinti. Lauksim, kol labai gerai įkais aliejus. Ir eisim įsikepsim sparnelius, o tada jau bus pats ragavimas. Kaip ir minėjau, naudokite šituo irgi receptu, ne receptu, pagaminimo būdu sparnelių, pamatysit, gausis auksiniai, gražus. Technologija. Jo, gausis auksiniai, gražus ir traškus. Dar, kel kepimų metu aš jums papasakosiu labiau, čia užsiknysit klausyt į vieną tašką žiūrėt, nu į 2 taškus, nemažus tokius. Žiūrint, iš kokio kosmoso taško žiūrėsi. Vasarą ypač va gerai, va taip vištieną nusausinė, tai jinai dar ir pradžiūna. Nu, prapučia vėjas. Jo. Yes. O šiaip, jeigu jau rimtai labai gaminti, tai yra pramoninės tokios kaip šaldytuvai, bet jie sausiai viduj labai. Ta prasme, su vėjeliu, su viskuo, tai jie gaunasi tokio truputėlį duoda šaltuko ant vištienos ir labai gerai išdžiovina. Tai jeigu jau idealių bufalo sparnelių norint, reikia tokio aparatą. Nu va? Dar uždėt čia vieną? Jo, uždėk, užklok, tegul traukia tą drėgmę iki pat kepimo. Rankas tai turbūt po vištienos gerai būtų apsiplaut. Tai taip ir padarykim tada. Gerai, bus su šaltu vandeniu, visi mikrobai iš karto žus be muilo. Panašu, kad aliejus jau rūksta, tai nėra ko čia laukti. Manau, kad pusvalandį pabuvo sparneliai. Jo, maždaug. Nu, gal biški mažiau, kokią minutę. Ir nemetam sparnelių niekada visų iš karto. Dedam po vieną, kad smarkiai neduot aliejų šoko. Kepsime 7-8 minutės pirmas kepimas. Užsekam laiką. Kiek dabar? Kolega. Pažiūrėjai, kiek valandų dabar? Nepasižiūrėjau, dar tuoj pažiūrėsiu. Kiek statyti? 8? Jo, 8 minutės. Žiūrėsim, aišku, pagal aplinkybės, bet ne mažiau 7 minučių reikia kepti. Dabar 7 pastatysiu. Aha. Manau, per 2 kartus kepsim. Vieną sakai nesueis, tai vieną. Blogai iškepti. Aliejaus, manau, sočiai. Va, antrą kepimą tai galima bus galbūt ir... Bet ten tik minutę laiko keptai. Tai va, ką norėjau pasakyti, kad būtų sparneliai labai traškus,
tai juos reikia kepti 2 kartus. Tai pirmą kartą 7-8 minutės, antrą kartą, minutę iki 2 minučių maksimum. Dabar duodam 7 minutės pakepti. Gal ir visus dedam, čia viena tik eilė liko. Aš galvojau, kad čia 2 eilės dar. Dedam visus. Na va, 7 minutės, pažiūrėkit kokia graži spalva. Tai dabar juos ištrauksime į tokį dubenį pasitiesus, kaip jisai vadinasi. Popierinį rankšluostuką. Popierinį rankšluostuką. Tai jo duodam nubėgt biškį, nežinau kur mano yra iš tikro tas specialiai sparneliam pirktas samtis, keruosamtis didelis. Čia ta kur dėpo, ne dėpo, o šitam... Jo, čia per vieną kartą ištrauktume viską. O aš prisimenu, nes visus tavo video žiūriu. Nu va. O yra turbūt tokių, kurie visų nežiūri ir nelaikina ir dar nepakomentuoja. O kas nesubscribina, tai iš vis nešneka. Vat, Hebra, greitai bėkit dabar į komentarus ir komentuokit. Nesvarbu, ką komentuosit. Aišku, tik tais... Svarbu apie mane, tik tai gerai, aišku. Jo, tik gerai. Ne, galima ir kritikuoti, kaip apie nabašnikus, žinai. Be keiksmažodžių, be jokių ten įžeidinėjimų ir taip toliau. Jo, ačiū, kad komentuoji. Štai, ištraukėme mūsų sparnelius. Dabar leisime, kokias 5 minutės, kad jie nubėgtų, tas visas aliejus, ir įkišime dar kartą į tą vonę. Ir viskas. Eisim ragaut. Truputėlį pagulėjo. Rankšluostuką tą ištraukiam. Sparnelį irgi vieną ištraukiam. Gan daug aliejaus prisigėrė. Ir dabar viską gražiai grąžinam į puodą. Vienai, maksimum 2 minutėm. Žiūrėkit pagal situaciją. Jie turi dabar tokie gan smarkiai apskrust. Svarbu labai, kad būtų didelis karštis, kad jie apskrustų. Kiniečiai naudoja tokį dvigubą kepimą visai skrūdintai mėsai. Ateik čia. Einam parodysiu biškį padažiukus. Turim jalapeno, turim diavolo saus, turim srirači, sambal oleg klasik kažkoks, tai 86% čili. Sriračia, pagalvos, kad srirači. Sriračia. Ir va čia va Holland Foreign Shot, velniškai aštrus padažas, 3000 sovilėlių. Ir hot pepper saus. Tai va šitą atsiuntė man vienas iš žiūrovų, po to papasakosiu. Apkepėm antrą kartą, pažiūrėkit. Tiesiog nuostabiškai gerai spalva figena. Gausi, prisiliečiau pirštu. Tokie tikrai auksiniai, superiniai sparneliai bus. Ir ką, keliausime prie stalo ragauti. Viskas. Einam dabar prie stalo ir bandysim ragauti. Leisime gal truputėlį atvėsti sparneliam ir ragausim. Nu ką, atėjo metas ragauti ir kaip kolega mes vertinsim dabar jau. Nu tai ką ten? Pirmoje eilėje turbūt aštrumą vertinsim. Taip ir, jaeigu jau aštrumo challenge'as, tai aštrumą ir vertinsim. Bet skonį, kaip būtinai irgi reikia. Skanus, neskanus tas... Tai darom 2 skalės iki 10, nuo 1 iki 10, aštrumui ir skonis. Skonis, gerai. Kaip lieka. Ir aš manyčiau, kad mes gal truputėlį juos pasidėliojam. Tai sakyčiau, va šitie stikliniuose bus silpniausi. Čia mano nuomonė. Šitas bus biški aštresnis. Šito nežinau. Čia mano bendra pavardis iš Kauno pasirodo. Irgi Nickus, kaip ir aš, atsiuntė štai tokį, sakė visur deda, labai patinka, labai skanus ir aštrus. Tai net nežinau, neragavęs, tai šitą paliekam prieš paskutinį, o šitą tai manau pasiliekam pabaigai, nes jeigu mes nuo jo pradėsim, mes nebejausim. Aš jau žiūriu į Iraną, man jau selės. Tai va, tai pradedam. Žinai, Donatai, dar aš galvoju, šitiem stikliniam gal pasiimam šaukštelį kokį nors, mažiuką. Užsidėt, kad nesiterliočinais. Bėgs paskui per daug. Nu gerai. Nieko baisaus. Tai nuo kurio pradedam? Tai nuo stiklinio, nuo pačio pirmo, tai yra diavolo saus, štai toks, pirktas iki parduotuvę. Iki parduotuvę, taip. Ir jo kaina
Nežinau, aš per akciją pirkau, jie labai nebrangus yra, man atrodo, eurą su kapy, iki 2 eurų kainuoja. Gerai. Biškį papurtom. Čik. Atidarom. Nu, imam po sparniuką. Imam po sparniuką. Žiūrėkit. Labai gerai. Nu, žiūrim, kaip čia bus. Man aišku, to išbėgs. O, gerą dozę tokią. Aš iš karto gal pasiruošiu valgymui. O taip va. Opa. Oi, labai karštas. Dar žinau, galbūt biškai lūktelėm. Ar tu nori jau? Nu, tegu pabūna man atvies dar biškai. Aš irgi užsipilsiu padažiuko. O pagalvojam, ką mes žiemos sezonui, gal turit kokių pasiūlymų žiemos sezonui šaltajam, kokių receptų? Rašykit. Rašykit jo. Donatas padarys. O gal ir aš ateisiu, jeigu bus labai skanu. Nu, pas mane visą laiką skanu. Nu taip, nebuvo dar neskanį nevalgėm. Nu, niekada nepasakėm. Reikės su žirniais vėl kokį nors sugalvoti. O, su žirniais būtinai. Nu, bandom. Bandom. Aš bandau. Bandom. Tai pirmas yra diavolo saus. Štai toksai. Oi, 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 oi. Nežinau, gal man dar neparėjo, bet man čia kečupas kažkoks. Žinai, kas primena? Bet aštrumo tai nėra. Visiškai. Man primena kečupą su paprikom tiesiog. Čia paprastas kečupas. Gal paskaityti reikėjo prieš tai? Bulgariškai supranti? Bulgariškai, ne? Aštrus pomidorų padažas. Aštrus pomidorų padažas su daržovių gabaliukais. Šiaip aštrumą vertinu nuliu, nes aš iš vis visiškai va, nulis. Zero. Visiškas nulis. Bet šiaip pagal skonį, tai sakyčiau, kokie 8-9. Ir aš prie to pačio norėjau Ta rūgštelė tokia skani yra. Kečupas, sakykime, su pagardais, taip atrodo. Aš Nu, jaučiu daug paprikos skonio. Tai gal kažkas taip ir ateina dabar po biškutį. Bet Nu, ne, apie nieką iš viso. Nu va, per liežuvį, Biškutį, vienetas. Aštrumas 1. 0,5. Aš duodu 8-9 už skonį. Gerai. Man atrodo, jeigu čia toliau tai bus, tai Irano mums nereikės. Nu ką, kolega, griebkite dar vieną. Aš tai va, pasiruošiu taip, toj pafilmuosiu jums iš arčiau. Aš kai esu labai sparnelių mėgėjas, tai žiūrėkit, imat už va šito storesnio galo į stalą ir su pirštai žemyn. Viskas turite už ko laikyti ir čia grina mėsytė. Nu ką, antrą, tai čia pirkau Maksimui, man atrodo. Paduok arčiau parodykime. Wow. Tai jalapenos spicy ketchup. Tai jalapeninis ketchupas, aštrus. Taip verčiasi. Gal spalvą ketchupų nepavadinčiau, bet čia žalių pomidorų, aš kaip suprantu, nes žali pomidorai nupiešti. Žali pomidorai ir jalapenas. Nežinau. Ne, tai duok aš iš karto. Tu iš karto ant šito? Užsidėsiu daugiau. Ant tų žodžių. Pagal kvapą. Kvapas tai. Jalapenas jaučiasi. Jalapenas jaučiasi, bet nepasakyčiau, kad turėtų būti aštru. Bandom. Sveikatą. Medium, 3 iš 10. Jau už mūsų įvertino. Nu, palyginus diavolo, čia turėjo būti diavolo, iš viso turėjo būti bomba. Nu, šitas kažkiek kutena. Maloniai aštrus. Maloniai. Saldokas biškutis saldokas toksai. Nepasakyčiau, kad labai skanu. Ne. Nebent čia, jeigu kas mėgstat labai jalapenus. Yra žali pomidorai, jeigu kas žino skonį. Ir jalapenas. Aštrumas trivaikiai ir yra. Kaip čia? Dabar va pabiškiai ateina. Nu, truputėlį tas toksai. Ateina. Ir eina, supranti, kaip būna taip, tas, kur jeigu segia į liežuvį, kaip va čiliakas. Taip. O šitas eina jau gilin. Gilin eina. Jau eina per gomurį duoda biškutį. Tas jau neblogs. Ateina. Nu, taip. Irano dar nereikia? Ne, Irano nereikia. Ne, ateina ta gerąją prasme. Ne tai, kad ten Taip. Pareina jau, jie pareina. Na, čia jau
pepper sausas, tai tikrai Wow. žinot daug kas. Bet vis tiek paragaukim Santa Marija. Nereklama, nieks man už tai neduoda nieko. Ir man? Ir tau nieks neduoda. Neduoda man. Nu, čia turėtų būti rimčiau biškutį. Žiūrėsim. Nu, tau sekasi. Tai viens bėga, kits nebėga. Aš prie tavęs prisidursiu irgi, va taip. Taip. Riebiai. Smačnai, ragaujam. Sveikatą. O. Prikvėpiai. Labai rūgštu. Žiauriai rūgštu. Bet čia reikia palaukti, šitas turi irgi ateiti vėliau. Mes COVID nesergam kokio? Dėl kogi? Kad aš nejaučiu aštrumo. Vos. Ne, tai šitas, matai, šitas davė iš karto. Tu į burną įsidėjai, jau tau iš karto pakabino. Šitą palaukti reikia, palaukiam biškutį. Neįvertinom mes jo. Aštrumo 3. Aštrumas 3, o skoninę duočiau kokius 5. Čia mėgėjai. Iki 5. Sakyčiau taip, čia mėgėjai yra. Kas mėgsta to žalius pomidorus, žalio pomidoro skonį, ir jalapenos, tai čia gal ir tiks, bet man irgi čia 5. Toks skonis Pats buteliukas žadėjo kažkaip daugiau man. Tai va, hot pepper sauce. Donatai? Aš skonį duočiau 8. Aštrumą 3 irgi. Šiaip patys riubytai, jisai tikrai labai gerą skonį duotų tą rūgštelę. Jo, jeigu kur reikia, aš sakyčiau taip, jį naudot, jeigu reikia kažkur rūgščiai, parūgštinti kažką. Taip. Aštrumo nedaug. Aštrumo nedaug ir parūgštintai. Rūgštelė. Vienu žodžiu, 8 skonis ir ne. Ne, skonį aš 8 neduočiau, pitakas pas mane. Skonis irgi, ta prasme... Man patiko. Man, jeigu tai va valgyt, pavyzdžiui, su kokiu šašlyku, ką aš žinau, netiksisi. Ne. 5, 3. Bet dabar po biškį pradeda aštrėti ant liežuvio. Jisai ateina, bet jisai toks, supranti, tas ateimas netoks, kaip ten, banga užėjo. Taip, labai lengvas. Praėjo ir praėjo. Ką, siračią paragausim? Siračią pasirodo. O aš visada sakiau siračią. Matai, tai vis dėlto aš buvau teisus. Bet čia dar žiūrėk, čia dar gluten free ir vegan. Mums gal nevalgyti. Ne, gali bloga pasidaryti. Bloga čia. Tai jeigu veganai valgo. Nieko blogo prieš veganus nenoriu pasakyti. Ne. Jeigu valgo. Tai ir mes pavalgysim tada. Palauk biškutį. Reik prakaitą nusišluostyti. Pramušinėja biškį. Tai va, štai toks sriračiai padažiukas. Jo taip pat galima įsigyti iki parduotuvėse, būna ir didesnėse Maximuose. Šiaip daug kur jo būna. Tai bandom? Bandom. Aš jau pasiruošiau savo sparnelį. Užsidėsiu. Šiaip aš labai mėgstu sriračią. Bet Sriračią. Nepagailėjau. Va čia padažiukas. Jau net kvapas duodas. Aromatas gerai. Skonis tai tikrai geras. Tokio parūkyto padažiuko. Čili 61%. 61. Čia bus 86. O ten tai aš iš vis nežinau. Ten žiūrėsim, kas ten bus. Ką, kvėpuojam, bandom pajaust. Reikia truputėlį laiko, manau, duoti, todėl kad, nekikina iš karto. Nėra tokių, kad šitas iš karto jautėsi. Bet jisai tas pasijautimas, tas toksai, tu jį pajautėjai ir jisai nekyla. Jisai, kiek tu jo pajautėjai, tiek tu jo ir turi. Parėjo. Ateina į gomurį, irgi muša į gomurį šitas labai. Aš, dar vieną. Davai. Man skonis patiko, tai skonio tai kol kas tai iš visų geriausias. O aš dar su jalapienčiu pasižiūrėsiu palyginimą. Ne, nevalgysiu, dabar reikia dar iki galo išjausti. Gomurį muša. Eina per viršų. Gomuriukas. O dabar pradedu gauti. Šitas jau biškis skaliai daugiau duoda aštrumo. Aštrus, tai 3 paprikų padažas.
Grinasis kiekis 200 ml. Geras. Šitas, su tais paliui, tie tai apie nieką, jeigu kalbant apie šitą, tai tie ne apie nieką. Nu gal šitas biški daugiau kykina. Jo, tai va. kol kas nežinau. Aišku, įdomu labai būtų. Kol kas tavo skalė pasiteisino. Nu, kaip ir spėjimas teisingas buvo. Nu, Bet būtų labai dabar, žinai, kas labai įdomu, su kuo testuoti juos. nu. Su žmogum, kuris netoleruoja visiškai aštrumo. Mat jisai Ne, pasakytų tai- visą teisybę. Nes mes, pavyzdžiui, dabar aš jau truputėlį apstojęs valgyti aštriai, bet prieš tai aš ant tiek aštriai valgiau, nu, ta prasme, mėgau aštrumą. Išsivystė tolerancija. Jo, įsivystė tolerancija ir turėjau va tokį buteliuką Jalapeno Diavol Hot kažkas tai tokio. Vienu žodžiu, atvažiavo draugas į svečius. Ir sakau, davai paragausim, nes sakau, aš į jandonas tiesiog pilu va taip normaliai ir valgau, man skanu. Jisai užsidėjo ant šaukštelio galo, jisai gėrė vandenį, nežinau kiek laiko, nes nebuvo nieko kito atsigerti. Nu, matai, O man kai jau žmonės- nesijautė. Bet matai, žmogus, kuris netoleruoja, tai jisai jau šitą va paragavęs, sakytų, aš toliau nebevalgysiu. Tai manau, kad ir užtektų to turbūt. Tai kad čia šitą iš viso apie nieką čia šitas. O šitas jau būtų aštrumą, kai duotų, tai... Nu, kutena. Sakyčiau, tik kutena. Ne, aš sulyginus su šituo šitas stipresnis, aš sakyčiau. Stipresnis, bet irgi tą patį, tai pačioj skalėje iki 5 duodu nedaug. 5, o skonis 9. Jo, skonis labai geras. Geras ir netgi 10 duočiau. Taip. Tai ką, sekantis, Sambal Oelek Classic kažkoks tai va. Štai Čia toks bus padažas. Iš rytietiškų kažkokių. Jo, čia matosi, kad iš rytietiškų tikrai. Ir čia man atsiuntė vienas iš žiūrovų, bendra pavardis. Ačiū tau labai. Ir mes dabar jį paragausime. Tai čia jau padažiukas jisai. Toksai. Nu, jau čia bus rimta, man atrodo. Rimta bus. Mhm. Čia, man atrodo, reikia jau įsidėti jį va taip. Pamirkysim. Jo, čia tokia košytė. Jau man celės teka, kaip aš noriu paragauti. O, tokia gan tiršta. Ir... Įmam normaliai. Ne... Sakai? Da, aišku, nesisaskinu. Nu, normaliai tai normaliai. O, Mhm. Reikia išjausti. Pilnai. irgi rūgštus. Gal labiau sūrų, sakyčiau. Šitas jau iškart iki gerklės daėjo. Mhm. Leidžiasi. Aha. Daug popierių. Šitas jau geresnis biškė. Oho. Jo. O šitas jau su kyku tokia. Aha, biškį šitas turi savo tokį. Čia sakyčiau dar ir juodųjų pipirų turi tokių skonį. Bandau suprasti. Iš pradžių pirmas kąsnis mano buvo. Tai dar pasižiūrėsiu. Jo, reikia Pirmas dar kąsnis pasižiūrėt. buvo sūrumas labai didelis. Jo. Kažkodėl tai. Aš tai matai, Aš va tik tai neatskyriau gal. druską, pajutau tik druską. Bet geras, man patiko. Šitas muša. Muša. Nu, bet Irano nereikia dar, ar reikia jau. Ne, dar Irano dar toli. Žiūrėsim. Bet padažai netoli. Baiginėjasi jau. Nu, tai va, paskutinis, man atrodo, žiūrėsim čia kaip bus. Biški luktelim šito ar? Jo, reikia biški, kad tas praeitų. Tai einam, atsigersim kažko tai. Jo, nes kalas šitas gerai. Nu ką, atėjo laikas ir paragauti tą paskutinį. Tai mes aptarkim dar šitą. Ai, dar neaptarėm mes? Neaptarėm. Och, tu. Nu, kvėpavom čia kokius 5 minutės. 5 minutės, kol atleido. Dar yra. Yra, dar bet toksai švelnus dabar deginimas, sakyčiau taip, gal pavadinčiau. Į šoną kol kas, dėsim kitą, tai iš skonio. Kaip padažas, aš jo nenaudočiau kaip padažą. Jisai vat kažkur tai pagardins. Pagardas. Taip, vat sriubai, troškiniui, dar kažkam tai tiesiog pasaka. Nes gan sūrus tikrai, jeigu taip kaip padažą naudoti, aštrumas geras. Aštrumas 7. 7, 8 kažkur. 7,5. 7,5, jo. O skonis negaliu įvertinti, galėsiu įvertinti po troškinuko kokio gamybos ar sriubytės. Bet mes vertinam ne šiaip
labai aštrius padažus. Vertinam tik tuos, kuriuos turim. Tuos, kuriuos Nes turim. yra tų padažų, kur ten šitas šalia turbūt net nestovėjęs. Pagal aštrumą. Taip. Na. Tai žiūrėkit, jeigu tokia, toks challenge'as, tokia laida jums patiko, būtinai komentuokit ir sakykit. Jeigu norit, mes dar padarysim su, sakykim, dar aštresniais padažais, arba barbecue padažais, arba majoneziniais, bet kokiais. No. Galim ragauti bet kokius padažus ir taip testuoti. O jeigu norit, siūskit savo. O. Norit challenge padaryti, atsiųskit savo seriją kokią. Gal kas gaminat kokį čili pastą, čili padažiukus, dar kažką, tai mėgstat aštriai, nes pažįstu ne vieną žmogų, kuris augina čili padažus, augina čili. Žinai, ką aš pagalvojau? Pas mus šiandien visas video rubrika paragaukim. Nu. Ai, bet ne, kepiam dar sparnelis. Čia dabar rubrika paragaukim. Nu jo. Nu ką, važiuojam? Važiuojam. Tai štai toks yra įsigytas parduotuvėje promo. Štai toks padažiukas. Velniškai aštrus padažas. 3000 skovelių. 3000 skovelių. Kas valgo aštriai, tai manau juoksis. Nes 3000 nėra daug. Nėra, tai būna ir po 5 milijonus ten tie visi. Pilamės ant sparnelio? Reikia Karolina Reaper nusipirkti, pipiriuką pavalgyti, ne? Puš. Nu, davai. Nu, pavostysim paskui. Šitą gal taip riebiai nepilsiu. Sakai atsargiai. O, skystas. Nu, Donce, tu pavarai. Nu, čin. Sveikata. Saldus. Nieko gero nežada, jeigu saldus. Bet skonis geras. Šitą arčiau pasidėsiu. Kol kas tyliu. Aš irgi tyliu. Bet lyg kažkas tai ateina. Ateina. Nuo liežuvio dabar prasideda. Aha. Nuo liežuvio galo ir eina link gerklės. Taip. Bet dabar tik pradeda va liežuvį patį badyti. O. Ateina į gerklę jau. Selės pradėjo rinktis. Ja. Tik ką norėjau sakyti. Aš jau Iraną jau norėjau atsidaryti, bet dar noriu išjausti iki galo. Dar biškį pajausim. Liežuvį tai hana, liežuvio nėra. Aha. Į Iraną dar atsipilsiu. Nu, komentuokit, kolega. Laukiu Kas vyksta? Man tai liežuvė tiesiog nebeliko. Aptirpo liežuvį. Bet į gerklę neina. Ne, tik liežuvį. Gal biški gomurį kabina, bet... Man pirmą liežuvio pusę priekinę. Aha. Nu, čia toks įdomus toksai atrakcionas. Tau liežuvis sega ir tu lauki. Ir lauki ir... Kas bus? Ir niekas neteina. Ir neteina. Bet jau Vatariano norėtųsi gurkšniuką. Liežuvį pamirkėti. Tai kozerį nešti ar nenešti įdomu? A turi dar kozerį? Nu, aš ištraukčiau iš... Temk. Iš 2x Spicy buldako padažiuką tą. Temk. Mažiuką tą. Davai, pabandom. Varam tai iki galo. Varam? Aišku. Na, einu atnešiu. Tuoj šitą įvertinsim. Nu, nedidelis, mažiukas, kozeriukas. Bet dabar mums reikia vertinti šitą. Diavolo. Ne diavolo čia. Jo. Velniškai aštrus padažas. Tai iš aštrumo mano skaliai 7. Bet jisai aštriausias iš visų buvo. Jo, iš visų. Tai reiškia, kad sudėliojau. Bet matai, visi skirtingai veikia. Vieni ten eina į gomurį, kiti eina tenais dar kažkur. O šitas liežuvį tau nusvilino. Liežuvį ir truputėlį man lūpas. Vos. Nu gal čiut. Bet tik tai liežuvį nusvilino ir viskas. O dabar palauk, tai pristatyk savo naują. Ne, tai įvertink. Įvertinai, aš pasakiau. 7, Vertinu. o skonis saldus. Iš karto saldumas ir kas tai saldumas. Mes vertinam ar skanus ar ne. Aš skaitau, kad skanus. Skanus. Visi skanus. Antraip nei šitas, jisai nepagardui, o čia jau grinai, vat, jeigu tu nori steiką kokį ar ką nors taip pat užsivaryti. Jo. Užsipylį. Jisai toksai skystas. Jo.
Panašus į va to konsistencija. Sakysiu taip, man tai aštrumas 8,5 ir skonis 8. Tai kažkur taip. Nu, aš 7 ir 8. Taip. Nu, va, o ką, kozeriukas negavau už didelio indelio, bet atsiminiau, kad turiu 2 kart aštrius buldak makaronus ir juose yra 2 kart aštrus buldak padažas. Tai čia jau aš manyčiau kozeriukas ir bus aštriausias iš šitų visų. Aš jį tiesiog atidarau ir supilu į lėkštutę. Nu, visą gal nepilu. Na, vis tiek išmest reikės. Vis tiek išmest reikės. O Jėzau, kokia spalva. Čia jau bus žopa. Čia juodas, geras. Jeigu namuose turit vaikų mažų, Slėpkit. nerekomenduoju gaminti namuose tų makaronų, nes viską griaužia akis, visi namai. Tai va, štai toks smala tokia. Su raudonu tokiu jau iš karto liejasi, matai, į kraštus raudonus. Čia degin, tai pradegin stalą greičiau mirkyti. Reikia greičiau mirkyti. Ir čia mes pasinersime dabar į aštrumą, manau. Šitie padažai čia mums bus kaip užsigerti. Į aštrumo nirvaną mes papulsim, tai daug neimsime. Ne. Ką mes darom, Donatai? Ką mes darom? Nu Į sveikatą, gerbimieji. Ragaujam. Aš šitą padažą žinau, skonis tai man belia koks skanus. Jisai turi tokį... Jisai turi tą tokį, nežinau, kas per skonis. Man labai skanus skonis. Rūkytas toks saldumas. Bet čia reikia palaukti, man atrodo. Nes man tai nieko. Nieko kokias. Nieko. Pažadėjai man čia aštrumo nirvaną. Tai kol dar nieko valgam, davai pavandą. Davai. Dasižudam. Aš tai taip. Turėtų vis tiek ateiti. Negailėdamas. Buldak. Dar kartą kartuojam, jokia nereklama. Tiesiog ragaujam. Bet ne. Ateina. Ateina? Dabar su antru atėjo. Va. Su antru atėjo. O va šitas jau kitaip nei tas, muša per visą burną. Aha. Eina per gomurį, per žandus, per visur. Ne. Čia šito tu tikrai nenori. Svarbu su ta servetėlė akių nenupasivalyti. Nu kaip, sakyčiau. Gerai. Šitas gerai. Sakau, va, tas turi pranašumą prieš tą, kur 3000 skovelių, kad jisai ima visą burną tau. Ima visą burną, bet nepasakyčiau, kad čia jau amen, mirtis alyvos. Ne. Nu, ir dabar dar vieną testą pabandysiu. Sako, kad pieno produktai gesina šitą. Nu, paragaujam. Nes to Irano dabar ne tiek dėl aštrumo užsinorėjau, kaip dėl pačio Irano. Jo. Nu, bet... Nieko baisaus. Gyvent galima. Kažkaip, kai valgai su makaronais pagaminta, žymiai aštriau. Padeda. Bet manau, kad trumpam. Labai gerai. Man tai labai gerai. Aš tai Iraną mėgstu. Tai. Nu, žinok, va, Irano atsigėriau ir kaip nebuvo. Kaip nebuvo. Bet skaniai priragavom, priprakaitavom. Dabar ką šitam pasakom? Smalai šitai. Smala iš skonio labai man patiko, 9 duoda. Skonis neblogas, toks rūkytas saldumėlis, nu, toks ale labai aštrus barbekiu. Gal ne taip pasakyčiau, ne? Nu, kažkas jo. O aštrumas, nu, 7-8, kažkas tokio. Jo, kažkur taip. Tai va, aš čia įsivaizdavau, kad mes čia ugnim pradėsim kvėpuoti, bet kad ne. Pasirodo, stiprus vyrai esam. Lemba. Na. Taip, kad chebrytė, mums reikia aštrių padažų, o ne vaikų darželio šitą. Jo. Nu toks. Tas šitas toks aštrumas iš buldako.
Aš nepavadinčiau jo aštrumu, jis labiau, žinai, kaip su karšto arbata apsisvilintum liežuvį jausmas. Bet jisai visą burną to paima, supranti. Ir tas smūgis jisai momentinis, tau užėjo, banga, atėjo, pabuvo ir išėjo. Aš įsivaizdavau, kad čia bus, nu, žinau, kur buteliuką man buvo padovanoję, buldako padažą. Ten buvo. Tai čia galbūt... Gal tenais, matai, padažas visai kitas. Gali būti. Čia kaip tu sakai, va, kaip pagardas prie makaronų, o ten jau padažas. Koncentruotas gal koksai. Gal, nes, nu, ten tai buvo. Žmona netgi buteliuką laikė maiše, todėl kad skleidė kvapą tą aštrumą per namus. Į maišiukę visą laiką suviniodavo, uždarydavo, nes, nu, ten... Jo. Nu, tai ką, reziumė. Paragavom. Paragavom. O taip, kad būtų kažkas? Ką iš tų vat, padažų rinktumai savo? Čia vat, mes vadinam, kad čia yra kečupas iš viso, čia apie nieką. Čia apie aštrius padažus net neina kalba. Čia, kas mėgsta žalius pomidorus. Taip. Su jalapienas, ypač jalapienas, jeigu kas mėgsta. Čia irgi ant kokios steiko ar kad nors pasipilti. Jo, nu, taip, Pasipil. pasigardinti. Čia viskam tinka. Aš sakyčiau, netgi vat, tie, kas mėgsta aštriau, tai tik dėl skonio vat, šitą galima imti, ne dėl aštrumo. Tikrai geras padažas. Čia... Šitą reikėtų gerai išbandyti. Jo, paragausit, jeigu rasit traškinukam, sriubytėm, Sriubai, troškinui. dar kažkam tai. Jo. Nu, čia, kaip sakant, aštraus padažo mėgėjams, kurie mėgsta tik tai, kad liežuvio nebejaus. Jo. Nu ir buldakas, tai skonis geras, o toliau... Tai jiem Toliau lygiai va, su šituo kažką galima. Su makaronais tegul ir naudoja. Tai va, įsivaizdavau, kad mes pakvėpuosim čia daugiau, bet gerai, kaip ir neblogai paragavom. Tikiuosi, jums šita laida patiko. Tokia biškiai kitoniška sugalvojom padaryti. Nu, truputėlį. Tai receptų šiandien mažai. Nu, va, kaip pasigaminti traškius sparnelius, aišku, jau buvo mano kanale, bet, nu, va, žinosit, jeigu kam reikės. Ir išragavom 6 padažus. Išbandėm popierinius rankšluosčius, tikrai geras daiktas. Bet va, nosį paleido biškiai. Truputėlį. Tai tiek šiandien. Ką? Ačiū, kad žiūrėjot. Visada malonu pas Donatą ateiti į svečius. Ačiū, kad pakvietei. Malonu, kad užėjai. Labai skaniai ir labai gerai. Iki greito, manau, pasimatymo. Ir būtinai komentuokit, ar patiko tokia laida. Jeigu patiko, ragausim toliau. Iki. Iki.